Kada paskutinį kartą alkoholį vartojote? O, prieš porą savaičių. Bet jeigu paklaustumėt, kiek dar prieš tai prieš kokius turbūt gerą, beveik metus. Vat metai praėjo, pavartojau, tokia labai buvo labai tokia graži kompanija, ne serbentų, o, reiškia ten kelių, reiškia, augalų toks netikėtas, reiškia, vynas buvo, ir šermukšniai, ten dar kitos uogos. Nu, aš sakau, nu, reikia paragaut, nu, kaip tu neparagausi saulės, reiškia, vaisiaus natūralaus. Ir aš paragavau ir nieko man neatsitiko blogo, bet šito dalyko negalima garsiai sakyti ir per televiziją rodyti. Kadangi Lietuvoj, na, tas paplitimas alkoholizmo labai platus, tai jeigu kažkoks tai, reiškia, normalus žmogus ima vartoti, tai tie visi, kurie vargšeliai yra ir jau ant ribos, aš sakau, jeigu sveikuoliai vartoja, tai kodėl aš negaliu? Tai dėl to, vat mes turim tiktai apie tai tarpusavy kalbėtis ir niekam neaiškinti, kada mes ką vartojame. Ir jeigu, reiškia, jeigu tu jo niekuomet nepadauginsi, nu nieko čia nebus tragedijos. Bet vien pasakyti apie tai, šiandien negalima per televiziją, vaikai žiūri, visi žiūri. Aš sakau, taigi va, sveikuoliai vartoja, tai aš irgi pavartosiu. Ir yra žmonių, kurie nebegali sustoti. Todėl vat, vynas, kaip ir seksas, kaip ir kiti dalykai, turi būti intymūs ir nepropaguojami, vartojami tik tai vat uždaroj būrelyje ir niekam nesigiriant. Tada viskas gerai.